Atnešiau va tokių dovanų visiems pavalgyti. Labai dar turiu dovanų irgi. Ir šuniukam dar, ne tik katytėm. Trauk maišą. Aišku, maisto bus daugiau, mes tikimės ir mes pavadinsim vargšus šuniukus. Su rugsėjo, ačiū. Labai ačiū. Jo. O kur maistas? Tai palauk. Čia maistas ant stalo.
Ne, iš valstybinėmės, viskas iš taukotų ir iš dviejų. Ai, tas nenori, kad tas lystų ant to. Aš nesuprantu. Juos išnešam į lauką. Vienas vienintelis kažkokius gale, kur balsą rodo, jisai pat išeina ir pareina. Taip kiekvieną dieną mes. Nėra tokios dienos, kad šuo nebūtų lauke. Čia kažkas su koja yra? Kas įdomu? Jinai pamato sekus žmonės, jinai savai nusibaudžia ir sėdi kartą ir su nieko nebendrauja. Noriu gražu. Kurie šunys tvarkingesni, tai tiesiam pastatom ir televizorių. Matavo pupa, kuris yra kampenas jau baugusi. Jinai viską griaužia visą laiką. Jinai viską griaužia, tai mes lovą medinę pastatėme. Čia mūsų dėduliukai, kurie matom, kad šunys negali užlipti ant lovos, mes jiems tiesiam ant žemės, kad jie jaustųsi komfortą. Mūsų mąstymas yra toks, vadovė, būtent jos iniciatyva tai yra daroma. Mes galvojam, kad kiekvienas šuo turėjo savo anksčiau namus. Jisai buvo kaip ir naminis šuo. Mes tengiamės jiems, kadangi gyvena iki gyvenimo galo čia suteikti namų sąlygas. Tai ir potelis, tai ir mavytė, ir dar žmonės tai tokia, kad jie jaustųsi kaip namuose. Dažniausiai šeima būname mes. Nes pas mumis senukai pasidovanoja 1-2 metus tik. Nieko nepasakyta, viskas matyt, kaip pyktis lyg pienas išlietas. Nieko nepasakyta, viskas girdėt, kaip rūkas ar šildantis sniegas. Nieko nepasakyta, viskas yra, kai būna tyla prikalbėta. Nieko nepasakyta, dienose paskęs, kas trukdo, kas žudo, kas sėda. Nieko nepasakyta, viskas dar bus, tik giliau, tik daugiau, tik per plauką. Nieko nepasakyta, vėjas laikys atminty ir širdį šitą laiką. Šiaip jisai turi šeimininkus. Jam buvo nutrenkę mašiną, po medžioklės jisai pabėgo, nutrenkė mašiną, buvo supolarizuotas, atsirado šeimininkai, bet kaip sužinojo, kad jisai jau nebus toksai kaip buvo, jau atsisakė. Praeitis akmenim užmėtė. Čia vienas iš seniausių gyventojų. Tai tigris. Jo, visiškai. Jonis iš Jonavos. Jisai buvo partrenktas irgi mašinos, bet koja visas normaliai atsistadinėja. Tik dabar ir nebus kito laiko. Mažiukas. Ateik čia, ateik, ateik.
Pas mane. Atsigulk, va čia, ateik. Ateik, atsigulk. Va čia, va, gulk. Atsigulk. Ir nusiramink. Myliu tave, tūkstantį kartą. Atvežiau čia, jinai, pasidovanojo greitai, bet jeigu didesnis kiekis šuniukų, iškart būna tas parvo virusas ir nieko gerų nesibaigė. Yra dabar viena nėščia kalytė, pateko, mes nežinom, kad jinai nėščia, bet dabar jau pasimatė, tai jinai apačioj yra, bet jau ant dienų turi būti, nes visa išsipūtus kaip balionė. Čia yra kas neišleisti ir neišys į laisvę. Tai va pas mumis kalėda be sparno, jinai irgi neišys į laisvę. Čia turim 2 gandrus, kurie žiemos, jaunikliai, neišskridę į laisvę. Čia yra agama, aš kaip sakau, iguanos pusseserė. Jinai yra mažesnė, iguana yra didelė, iki 1,5 metro. Jeigu bijot, neimkit. Šiaip jinai labai gera rankinukė, jai 3 metai eina. Karališkas pitonas, jisai visiškai aklas, žmonės jo atsisakė dėl to, kad jisai apako, paprasčiausiai nesupranta tokio dalyko, kad gyvatėm nereikalingas regėjimas. Jos ir taip labai silpnai mato. Regėjimas joms neaktualu. Jos gaudo savo grobį pagal uoslę. Kaip netikra. Tikras, pasižiūrėk, Milda. Nu ir sakė, arba pasiema, arba mes jį paleidžiam. Dabar jau mes esam dideli, jam 4 metai. Egzotiniais gyvūnais užsiemu aš. Jo. Čia kaimo katė, jinai buvo labai laukinė. Kazimierišką pasileido. Ar patiko jaunimas? Patiko.